Labadiena. Šiandien bus gana trumpas, gana greitas. Šiandien noriu pasakyti ačiū. Šiandien noriu pasakyti ačiū žmonėms, su kuriais suvedė mane gyvenimas ir kurie sugebėdavo pačiu reikalingiausiu man metu man padėti. Pradėsiu nuo Jurkos. Jisai sugebėjo atsirasti, mes jau susipažinom Lvove dar, bet kartu beveik nedirbome, jis dirbo kitoj grupiai, paskui jis išvyko į Lietuvą ir balandžio mėnesį 22 metais, kai mes su bataliono vadu sužinojom, kad sekančią dieną važiuojam priiminėti batalioną, žmonių, kurie ten yra, kareivių, mes neturėjom nei vienos mašinos. Tiesa, viena buvo, bet mes ją išvarėm į remontą, nes jinai vos važiavo. O šiaip jau galvojame, kad imsim taksi ir važiuosime į brigadą priiminėti batalioną. Ir ką jūs manat? Vakare man skambina Jurkas ir sako, aš atvažiuoju ir atvarau Foresterį. Pasakyti, kad aš apsidžiaugiau su vadu, čia nieko nepasakyti. Jurkas atvažiavo, mes pernakvojom mūsų viešbutuke ir balandžio 13 dieną buvo velniškai šaltas, snygo sniegas, vėja. Mūsų batalionas susidarė iš 2 savanorių ir vado. Mes atvykome į brigadą, kur mūsų jau laukia virš 100 kareivių ir kokie 6 karininkai. Ne kokie 6, tiesiog 6 karininkai. Tai buvo 3 kopų vadai ir 3 štabo karininkai. Labai gaila, bet iš šitų 6 žmonių 2 jau nebėra gyvų. Tai vat, Jurkas, tau didžiulis ačiū už tai, kad atsiradai būtent tada, kada reikėjo. Tau didžiulis ačiū už tai, kad tu atvarei tą mūsų mėlyną Foresterį. Jis labai ilgai tarnavo mūsų batalionui. Nepraeidavo dienos, kai vadas nepaklausdavo, kaip tu, ką tu. Kai aš paskutinį kartą mačiau, nepatikėsi, jis vėl klausė apie tave. Tu dingai, neberašai. Bet pas kiekvieną yra savo gyvenimas. Tu padarei tą darbą, kurį reikėjo padaryti būtent tuo metu. Didžiulis tavo ačiū. Antras žmogus, kuriam noriu padėkoti, mes jį vadinam Danu. Aš manau, jisai žino, bet pažįsta save. Ta pačia balandžio 13 dieną, kai mes gavom žmonės, mums paskyrė mūsų bataliono buvimo vietą. Tai buvo pusiau viešbutis, pusiau administracinis pastatas, pusiau dar kažkas tai, kuris jau ilgą laiką normaliai nefunkcionavo. Jame buvo velniškai šalta, aš turėjau tame pastate 2 sporto salės. Ir vadas pasakė, kad mes ten turim gyvendinti tą 100 su viršum kareivių. Name šalta, lovų nėra, miegmaišių nėra, nieko nėra. O kareivius atveš jau sekančią dieną ryte anksti. Aš paskambinau Danui ir sakau, tokia problema, man reikia miegmaišio. Jisai klausė, kada, sakau, rytoj turiu 9 valandą ryto jau turėti jos. Ir ką jūs galvojate? Jis jos gavo. Jos man atvežė sekančią dieną 9 valandą ryto. Kijeve. Danas, ačiū tau labai. Kai kada mes kažko vienas su kitu nesutikdavom, kai kada aš ant tavęs labai pykdavau, bet tai nebeturi jokios reikšmės. Tada tu padėjai labai stipriai. Trečias žmogus, su kuriuo mane suvedė gyvenimas, yra Honda. Kodėl Honda? Jisai žino, aplinkiniai, kurie jį pažįsta, irgi žino, kodėl jisai Honda. Ir jis atvarė
Tiesa, jis atvarė iki Ukrainos, tą mašiną atvarė mums jau kiti ukrainiečiai. Tai buvo mažytė Honda 4 varomų ratų. Šitą mašiną matė tiek daug. Jinai buvo su manim šiaurėje, jinai buvo fronte, jinai buvo daužyta porą kartų fronte. Ją visą laiką remontavo ir atstatinėjo ir jūs nepatikėsite, jinai lygi šiol dirba ir važinėja. Dabar ant ties atlieka tik tai administracinės mašinos vaidmenį, nes jos raida, amžius ir techninis stojus nebeleidžia jai lakstyti po frontą, bet jinai važiuoja. Honda, didžiulis tau ačiū už tą mažą džipuką. Ačiū tau, Honda, už pergalės saldainius, kuriuos tu atvežei mano vyram į frontą. Kai aš išverčiau žmonėm, ką reiškia žodis pergalė, kad yra перемога, tie saldainiai dingo iš karto, pasidalino visą kopą. Trečias batalionas kažkiek nuknyso. Ačiū tau, Honda. Ačiū tau, kad tu vežėjai mums tą pagalbą. Galbūt tu vienintelis iš tų pažįstamų man, kuris važiavo tiek daug kartų. Tiesa, Danai, ačiū tau už elnienos konservus, kurie man realiai labai padėjo gyvenime. Jie nepadėjo kariauti, bet jie tiesiog sušvelnindavo mūsų buitį, kai tu galėdavai pasmaguriauti gerą maistą. Ačiū. Ir aišku, noriu padėkoti Sigiui. Sigi, mes su tavim irgi. Mano charakteris sunkus, tavo dar sunkesnis, o gal ne? Tu atsimeni tą mašiniuką, kurį tu man matydavai Kijeve. Tai va čia buvo ta pirma mašina. Ir Sigi, jinai važinėja lygi šiol. Jinai lygi šiol važinėja. Ačiū tau didžiulis, Sigitai. Šiai dienai aš daugiau nieko kol kas nenoriu sakyti. Tai buvo trečia dalis. Trumpai ačiū. Ir ačiū visiems, kas prisidėjo, rėmė ir remia Ukrainą. Patikėkite, mūsų vyram to labai reikia. Ketvirta dalis bus neužilgo. Ir jinai pratęs mano pasakojimą apie mano gana liūdnus nuotykius su Ukraina. Viso gero.